Sveikinus, draugai. Šiandien pakalbėsime apie saugumą. Kompiuterinį saugumą, internetinį saugumą. Apie saugumą tų renginių, kurie yra šalia mūsų, aplinkui, arti mūsų. Kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau mūsų kasdien buityje naudojamų renginių yra prijungiami prie interneto. Tampa tipo išmaniaisiais įrenginiais. Išmanusis šaldytuvas ar išmanioji keptuvė, išmanioji garso kolonėlė, suprantanti kalbą ir galinti vykdyti balsų tariamas komandas su integruotu išmaniuoju asistentu. Kambario apšvietimo valdymo sistemos, namų klimato valdymo sistemos su įvairiais davikliais, o taip pat ir multimedijos sistemą galima sujungti kažką, kas gali veikti be žmogaus įsikišimo. Ir kuo daugiau tokių prietaisų susiranda jūsų namuose, tuo daugiau jūsų namai tampa išmaniaisiais namais ir gali atlikinėti savarankiškai įvairius veiksmus. Tai štai toks daiktų prijungimas prie tinklo ir tam tikro savarankiškumo suteikimas buvo pavadintas Internet of Things, tai yra daiktų internetas. O kaip mes puikiai žinome, į viską, kas prijungta prie interneto, galima įsilaužti, arba bent jau pabandyti. Todėl tokių išmaniųjų daiktų saugumas turėtų būti svarbus kaip ir tų daiktų gamintojams, taip ir tų daiktų naudotojams. Tai yra mums. Bet kartais gamintojai nusispjauna į saugumą ir į apsaugas. Taip atsitiko ir su žaislais Cloud Pets, kurių pagalba vaikai galėjo keistis pranešimais. Gamintojas saugojo naudotojų duomenis neapsaugotoje duomenų bazėje. Ir kai įsilaužėliai ją įsilaužė, tai gavo priėjimą prie beveik 1 milijono vartotojų audio įrašų. Maža to, žaislo autoriai net nepasirūpino ir Bluetooth prisijungimo apsaugą. Neįdiegė bent jau bazinio saugumo. Todėl bet kas galėjo lengvai neteisėtai prisijungti prie įrenginio per Bluetooth ir į žaislą įrašyti savo pranešimą arba perskaityti jau įrašytą. Žodžiu, gamintojas iš savo pusės padarė viskas, kas įmanoma, kad įsilaužimas būtų paprastas ir lengvas. Ir atrodo, kodėl kažkokio pliušinio meščiuko žaislo gamintojui reiktų įdiegti 2-faktorių autentifikavimo metodą. Juk tai paprasčiausias žaislas. Na bent jau dėl to, kad tokio įrenginio žaislo pagalba galima sekti jūs ir jūsų vaikus. O jei įraše atsirastų kokie nors ypač privatus duomenys, tai viskas gali privesti net iki šantažo ir pinigų prievartavimo. Pagrindinė priežastis, kodėl išmanių daiktų gamintojams reiktų rimtai vertinti ir diegti saugumo opcijas į savo gaminius, yra tai, kad dažnai tokie išmanieji daiktai yra sujungti į išmaniojo namo sistemą, tinklą, prie kurio prijungti ir kiti įrenginiai, tokie kaip vaizdo stebėjimo kameros bei belekiek kitokių įrenginių, sujungtų viename tame pačiame tinkle. O tai reiškia, kad įsilaužėliai, įsilaužę į tokį paprastą žaislą, gali gauti prieigą ir prie visų kitų išmaniojo namo įrenginių. Na, o tai jau atveria visai kitokio sukčiavimo ir kenkimo galimybės. Pradedant nuo banko kortelių duomenų vagysčių iki phishingo ir spamo siuntimo. Ir jei jūs galvojate, kad jūsų asmeniniai duomenys ar jūsų išmanieji įrenginiai niekam neįdomus, vien todėl, kad jūs ne politikas ir ne milijonierius, tai štai žiūrėkite atidžiai. JAV technologijų institutas SANS atliko eksperimentą. Paėmė paprastą IP vaizdo kamerą ir padarė ją viešai prieinamą internete, palikdami gamintojo pagal nutylėjimą nustatytus prisijungimo duomenis, vartotojo vardą ir slaptažodį. Ko pasėkoje, per 2 paras prie šios kameros per internetą buvo bandyta prisijungti daugiau nei 1000 kartų. Realiai bandymai prisijungti buvo fiksuojami kas 2 minutės. Tyrėjai nustatė apie 600 nutolusių įrenginių, bandžiusių atakuoti vargšę IP kamerą. Dažniausiai tai buvo kiti tokie pat nulaužti išmanieji įrenginiai, užkrėsti virusais, trojos arkliais ir kitokiamis kenkėjiškomis programomis. Akivaizdu, kad tai buvo bandymai padaryti kamerą kenkėjiško tinklo botne dalimi, kad vėliau panaudoti kamerą visokiom DDoS atakom į nutolusius taikinius. Viena didžiausia tokio tipo atakų buvo vykdoma 2016 metų pabaigoje, kai Mirai botnetas užgrobė keletą milijonų išmaniųjų įrenginių. Su jų pagalba vykdė DDoS ataką ir sutrikdė DNS paslaugų tiekėjo DIN darbą, ko pasėkoje Europoje ir Amerikoje nulūžo pusė interneto. Tame tarp ir Reddit, Twitter, PayPal, Spotify serveriai ir daugybė kitų. Tai yra, kad jei jūsų išmaniojo įrenginio pagalba negalima pakenkti būtent jums, tai jo pagalba galima pakenkti kitiems žmonėms ir įmonėms. Ir tai dar ne viskas. Taip pat tokiuose užkrėstose renginiuose galima piratiškai kasti kriptovaliutas. Pavyzdžiui, Martinas Gronas iš Avast saugumo įmonės, žinomas dėl savo garsios antivirusinės programos Avast. Norėdamas atkreipti dėmesį į IoT išmanių daiktų saugumą, įsilaužė į automatinį kavos aparatą Smart Garmin. Pradžioje kavos aparatas ekranėlyje tik rodydavo visokius linksmus veidukus ir reikalavo sumokėti išpirką, kad būtų vėl galima gaminti kavą. O vėliau Gronas nesugebėjo tą kavos aparatą priversti kasti kriptovaliutą Monero.
Aišku, dėl ypač mažo našumo jokio teigiamo rezultato kriptomininge kavos aparatas nepasiekė. Nieko gero neiškasė. Bet pagalvokite, į piktavalių įsilaužėlio rankas gali patekti ne vienas kavos aparatas, bet tūkstančiai tokių nulaužtų kavos aparatų. O elektra tokiam įsilaužėliui – kavos aparato valdovai. Juk nieko nekainuoja. Susimoka kavos aparatų savininkai. Ir čia svarbu, kad įsilaužti pavyko dėl dviejų priežasčių. Pirmoji – tai tame kavos aparate įdiegta programinė įranga. Tiksliau, jokios apsaugos nebuvimas programinės įrangos atnaujinimo metu. Būtent todėl Hronui pavyko ją pakeisti į kenkėjišką programą. O antroji tai tokio išmaniojo kavos aparato prijungimo prie namų interneto būdas. Pavyzdžiui, jei kavos aparatas nebegali per Wi-Fi prisijungti prie vietinio namų tinklo, tai jis automatiškai pradeda veikti pats kaip Wi-Fi prieigos taškas. Tai yra jau prie pačio aparato galima prisijungti per Wi-Fi su bet kokiu Wi-Fi palaikančiu įrenginiu, ar tai būtų telefonas ar kompiuteris. Prisijungti gali bet kas, netoli esantis, matantis kavos aparatą Wi-Fi tinkle. Ir tam net nereikėjo jokio slaptažodžio, nes nebuvo jokio slaptažodžio. Junkis jei nori, daryk ką tik nori, daryk kavos. Taip, tai buvo tik eksperimentas. Bet jis parodė, kad įrenginio saugumas turi tikrai rimtus trūkumus. Na, o štai jums pavyzdys iš realaus gyvenimo. Viena moteris surado pažeidžiamumą automatiniuose kačių maitinimo įrenginiuose Xiaomi. Ji gavo prieigą prie 6000 tokių maitinimo įrenginių prijungtų prie interneto. Ir kas visų svarbiausia ir įdomiausia, kad tie kačių maitinimo įrenginiai naudojo tą patį kontrolerį ESP8266, kurį žino bet kuris elektronikos mėgėjas renkantis Arduino įrenginius. Svarbiausia tokio įrenginio savybė yra galimybė jo programinę įrangą atnaujinti belaidžiu būdu, be fizinio prisilietimo. Tai štai ta moteris išsiaiškino, kad tokį kačių maitintuvą galima perprogramuoti ir nuotoliniu būdu. Paprasčiausia kontrolerį pateikiant URL internetinę nuorodą į programinės įrangos atnaujinimo failą. O pats kačių maitintuvas niekaip netikrina, ar ta nuoroda pateikta programinė įranga yra tikra ir pateikta gamintojo. Ar iš viso tas atnaujinimas yra reikalingas tam įrenginiui. Tai ir gaunasi, kad maitintuvą nuotoliniu būdu galima paprasčiausiai nepataisomai sugadinti, pateikus URL nuorodą į neveikiančią programinę įrangą. Arba veikiančią, bet kenkėjišką programą, priversiančią kačių maityklę pereiti į tamsią pusę. Bet būna ir taip, kad įsilaužia paprasčiausiai dėl chuliganiškų paskatų. Tai buvo su Amazon Ring vaizdo kameromis. 2020 metais 10 kameros naudotojų padavė Amazon į teismą, nes kažkas į jas įsilaužė. Įsilaužėliai, naudodamiesi kameromis, kaip garsiakalbės, kamerų savininkus ir jų šeimos narius gąsdindavo, paleisdami muziką iš savo filmų ar tokiamis frazėmis kaip "Tu greitai mirsi". Iš šono tai atrodo juokinga. Bet jei pats turėtum tokią kamerą ir išgirstum per ją nepažįstamą balsą, tai nemanau, kad būtų labai juokinga. Beje, nuotolinio stebėjimo online kameros dažniausiai ir tampa įsilaužėlių taikiniu ir aukomis, todėl, kad jų yra labai daug. Jos praktiškai visada veikia 24/7 režimu. Prie jų galima bet kuriuo paros metu prisijungti. Na ir dar dėl to, kad įsilaužimui nereikia jokių spec priemonių ar programinės įrangos. Bet kokia vaizdo kamera ar video registratorius tai praktiškai mini kompiuteris su nuosava iš Linux kilusia operacinė sistema. Įsilaužimui tai reikia portų skanavimo programos. Koks nors skriptas, kuris perrenka slaptažodžius iš pateikto sąrašo. Na ir štai nemokama vaizdo stebėjimo galimybė. Įvairiuose forumuose ir telegramų kanaluose pilna tokių programų panaudojimo instrukcijų. Taip pat internete yra jau ir publikuoti tokių nulaužtų vaizdo kamerų adresai kartu su prisijungimo duomenimis. Dažniausiai tai kameros esančios kokiose nors statybų aikštelėse ar kitos išorės stebėjimo kameros. Bet pasitaiko kameros, kurios veikia parduotuvėse, prekybos centruose ar tarnybinėse patalpose. Na ir labai retai, bet pasitaiko kameros sumontuotos pas ką nors namuose, pavyzdžiui virtuvėje. Daugumoje pigių vaizdo kamerų yra nepakeičiamai nustatyti kokie nors standartiniai nesaugus prisijungimo duomenys, vartotojo vardas ir slaptažodis, kuriuos negalima pakeisti. Tokia pažeidžiama administratoriaus paskyra. Ir net jei vaizdo kamera suteikia galimybę pilnai normaliai savininkui pakeisti, tvarkyti prisijungimo paskiras ir slaptažodžius, tai kamerų naudotojai dažnai ant tokios galimybės nusispjauna ir palieka standartinius nesaugus prisijungimo slaptažodžius pagal nutylėjimą. Todėl iki dabar pats populiariausias į išmaniuosius daiktus įsilaužimo būdas yra paprasčiausias standartinių slaptažodžių perrinkimas iš sąrašų, kol slaptažodis atspėjamas. Mažai kas varginasi, kad savo kamerai sugalvoti ir nustatyti sudėtingą prisijungimo slaptažodį. Ypač, kai tokių IP kamerų gali būti kelios dešimtis.
Bet dažnai ir patys kamerų gamintojai nepasivargina informuoti naudotojus apie sudėtingos slaptažodžio svarbą. Ką jau kalbėti apie labiau progresyvius išmaniojo daikto apsaugos būdus. Bet tai nutinka ne dėl to, kad gamintojai yra neatsakingi kvailiai, o todėl, kad taupant įrenginio saugumo sąskaitą galima išlošti, sumažinant įrenginio gaminimo kaštus, kas leidžia įgauti konkurencinį pranašumą ir įsitvirtinti rinkoje. Juk išmaniosios svarstyklės iš Kinijos gamintojo, kurias praeitą savaitę atsisiuntėte iš AliExpress, nekainuotų 50 eurų. Jei gamintojas būtų priverstas padidinti svarstyklių skaičiavimo pajėgumus, kad galėtų naudoti kokias nors sudėtingas, bet daug resursų naudojančias saugumo bibliotekas. Bet įsilaužiant į išmaniosius įrenginius, nebūtina naudotis tik jų gamintojų paliktomis saugumo spragomis. Galima pažiūrėti ir nesaugius tinklo protokolus, kurių pagalba tokie įrenginiai keičiasi duomenimis per tinklą. Tokiu būdu per kibersaugumo konferenciją Šveicarijoje buvo pademonstruotas būdas, kurio pagalba galima įsilaužti išmanųjį televizorių, pasinaudojus saugumo skyle esančią standartinėje tame televizoriuje įdiegtoje naršyklėje. Pasinaudojus savo DVB-T televiziniu imtuvu, į televizorių buvo perduodami ne tik vaizdo duomenys, bet ir komandos, kad televizorius pats atidarytų interneto naršyklę ir atvertų konkretų interneto puslapį. Kai tik televizorius priimdavo tokią transliaciją, fone atsidarydavo interneto naršyklę, atverdavo interneto svetainę su kenksmingu kodu, kuris, pasinaudojęs nesaugia televizoriuje įdiegta naršyklę, užkrėsdavo televizorių. Įgaudavo operacinės sistemos supervartotojo root teisės. O tai reiškia, kad įsilaužėlis galėjo pilnai valdyti užkrėstą televizorių, kaip tik jis norėjo. Pavyzdžiui, šnipinėti, kokias televizinės programas žiūri televizoriaus šeimininkai. Ar prijungus televizorių prie botneto, panaudoti jį DDoS atakoms. Įsilaužimo autorius teigia, kad tokiu būdu galima įsilaužti į 90% tuo metu rinkoje buvusių televizorių. Logiška, kad tokius pažeidžiamus reikia surasti ir pašalinti, išleidžiant įrenginių programinės įrangos atnaujinimus su pataisimais. Bet tai juk papildomas sąnaudos gamintojui. Todėl, geriausiu atveju, atnaujinimus gausime su tam tikru vėlavimu. Blogiausiu, iš viso nebus jokių atnaujinimų. Todėl, jei turite išmanųjį televizorių, prisiminkite, kada paskutinį kartą atnaujinote jo programinę įrangą. Na ir nereikia pamiršti tokius dalykus kaip galinės durys. Tai yra backdoors. Tai yra specialiai gamintojo paliktus pažeidžiamumus, pavyzdžiui, klientų techninio palaikymo tikslais. Pirmas dalykas, kas ateina į galvą, tai vaizdo registratorių slaptažodžio statymas į gamintojo nustatytą pradinį slaptažodį pagal nutylėjimą. Tai galima padaryti, įvedant ilgą kodą, gautą kad ir iš pačio vaizdo registratoriaus gamintojo. Įsilaužėliai puikiai moka surasti tokias paslėptas galinės duris ir jomis pasinaudoti įsilauždami į įrenginį. Bet būna ir taip, kad pačio gamintojo įmonės darbuotojai turi piktų kėslų. Kaip tai buvo su amerikiečių kompanija ADT. Žmogus vardu Telesfaro Avilės buvo šios kompanijos techninis darbuotojas. Ir nuo 2015 metų iki 2020 metų kovo mėnesio šnipinėjo kompanijos klientus per nuotolinės vaizdo kameras. Jo darbas buvo tokių kamerų sumontavimas pas klientą namuose ir nustatymas darbui su firminė ADT programėlė išmaniajam telefonui ar kompiuteriui. Kai pasirodė, Avilės pridėdavo savo asmeninę paskyrą į kliento vaizdo kamerų programėlę. Kai kur sakydavo, kad tai yra būtina dėl įrenginio darbo patikrinimo. Kai kur pridėdavo slaptai. Pasinaudojo savo pridėtą paskyrą, jis realiame laike galėjo stebėti klientų kameras, taip pat kaip tai darė jo klientai. Tik pagalvokite, be kokių nors įsilaužimų ar sudėtingų manipulacijų, veikėjas 5 metus stebėjo svetimas vaizdo kameros, o pagavo jį tik tada, kai jo kompanija ADT pasiskundė pastabos klientai, kai savo programėlėje pastebėjo svetimą paskyrą. Bet tokie įsilaužimai į išmaniąsias svarstyklės, televizorius ar vaizdo kameras netokie pavojingi kaip įsilaužimai į įvairius medicininius prietaisus, kurių šiandien pasaulyje yra daugiau kaip 600 milijonų. Ir kai kurių tokių medicininių įrenginių saugumas yra lygiai toks pats kaip ir išmaniųjų virdulių ar svarstyklių. Čia aš apie tai, kad pavyzdžiui galima įsilaužti kokį nors išmanųjį automatinį insulino padavimo įrenginį ir naudotojui sukelti insulino perdozavimą. Aišku, medicininių išmaniųjų įrenginių gamintojai į saugumą žiūri labiau atsakingai. Įspėja naudotojus apie galimas rizikas ir pataria, kaip savarankiškai stebėti įrenginio darbą. Bet tai tam tikrų lygių sumažina tokių įrenginių naudingumą. Nes juk jie ir buvo kuriami dėl to, kad žmogus nekreiptų į juos jokio dėmesio. Aš nieko nekalbinėjau atsisakyti išmaniųjų įrenginių. Tik tikiuosi, kad žmonės įrenginių naudotojai atkreips daugiau dėmesio į tų įrenginių saugumą. Rinksis įrenginį ne tik pagal funkcionalumą ir kainą, bet ir pagal tai, ar įrenginio gamintojas reguliariai išleis to įrenginio programinės įrangos atnaujinimus ir toliau palaikys tą įrenginį.
Arba karts nuo karto užduoti savo klausimą, ar yra aplinkui lengvai nulaužiamų išmaniųjų įrenginių. Na ir iš anksto įsivertinti rizikas. Iš karto pagalvoti, kokia informacija pateks įsilaužėliams, jei bus įsilaužta į kurį nors išmanų įrenginį. Na, o kad sumažinti įsilaužimo riziką į jau turimus įrenginius, yra keletas būdų. Vienas iš jų, aišku, slaptažodžio pakeitimas. Turbūt pas kiekvieną namuose yra bevėlio interneto maršrutizatorius, kurio valdymo pultas apsaugotas gamykliniu slaptažodžiu. Ar bent jį pas save pasikeitėte? Nes būtent tokie gamintojo slaptažodžiai jau seniai yra žinomi. Ir jei įsilaužėlis žino, koks pas jūs maršrutizatorius, tai be problemų gaus prieigą prie jūsų įrenginio ir vietinio namų tinklo. Taip pat verta pakeisti slaptažodžius į labiau saugius ir visiems kitiems išmaniesiems įrenginiams. Aišku, jei yra tokia galimybė. Be to, maršrutizatoriuje gali būti nustatyti ir veikti Telnet ir UPnP tarnybos, kad veiktų automatinis tinklo įrenginių konfigūravimas. Dažniausiai tokios tarnybos naudojamas labai retai. Todėl, jei konkrečiai jums jos nereikalingos, tai rekomenduojame jas išjungti. Taip pat išmaniųjų daiktų įrenginių prijungimui reiktų nustatyti atskirą svečių tinklą. Iš tokio atskiro svečių tinklo užkrėsti išmanieji įrenginiai negalėtų prieiti prie jūsų pagrindinio tinklo, kur prijungti jūsų kompiuteriai, telefonai ir taip toliau. Ir negalėtų prisijungti prie maršrutizatoriaus, kad pakeisti nustatymus. Na ir pabaigai, jei jums pasisekė ir jūsų įrenginiams gamintojas išleidžia atnaujinimus, tai nepatingėkite ir programinę įrangą atnaujinkite. Aišku, kad nei vienas gamintojas neduos garantijos, kad į jo išmanųjį įrenginį neįsilauš. Taip pat kaip ir nei vienas automobilių gamintojas nepasakys, kad su jo automobiliu negalima patekti į avariją. Bet kuo geriau bus apsaugotas išmaniųjų daiktų internetas, tuo labiau jis pasitikės jų naudotojai. O ar tai nėra svarbiausias dalykas išmaniųjų daiktų vystymuisi? O šiandien tiek. Saugokite save, saugokite savo namus, duomenis ir išmaniuosius įrenginius. Spauskite nykštį aukštyn, jei patiko šitas video. Na, jei nepatiko, nykštį žemyn. Parašykite komentarą ir užsiprenumeruokite mano kanalą, kad nepraleisite naujų laidų. Iki.